Labadiena, mėly iliustruoto mokslo klausytojai. Taip, čia ir aš dar. Taigi, šiandien aš pristatau, kaip jau norėjo pasisveikinti mielas laidos svečias, pristatau švedų kilmės rusų rašytoją iš Belgrado karo atvykusi Jeronimą Potukamaną. Apsiprašom. Taigi, jis mums papasakos apie Alzheimerio ligos sindromus ir kaip su ją kaip ją gydyti. Taip, prašom. Tai vat, būdamas dar Vokietijoje, aš turėjau 400 eurų. Ir už juos nusprendžiau patyrinėti Alzheimerio ligonius. Nu ir sėdau į vieną laivą, tas laivas nuskendo, tai aš gelbėjausi su jachta, bet supratęs, kad jachta tai ne laivas, šokau iš jo. Nu ir tada mane rado negyvą, tai yra gyvą pakrantėje. Nu ir viso, va, tai va ir baigėsi mano gyvenimas.